Sveiki visi! Įdomu, kaip React komponentai sugeba atsiminti informaciją. Atrodo, lyg turėtų kažkokią magišką atmintį. Na, šiandien mes kartu atskleisime visą šią magiją. Panersime gilį į vieną iš pačių svarbiausių React įrankių – useState kabliuką. Tai tiesą sakant yra viso modernaus React programavimo duona ir sviestas, leidžiantis funkciniams komponentams turėti savo būseną. Tad pasiruoškite, nes po šio paaiškinimo viskas taps kur kas aiškiau. Gerai, nerkime tiesiai į reikalą. Viską pradėkime nuo klausimo, kuris kankina daugelį pradedančiųjų. Įsivaizduokime, turime paprastą skaitliuką, aprašytą kintamųjų let count lygus 0. Spaudžiame mygtuką, kuris padidina tą count vienetu, kintamasis pasikeičia, bet skaičius ekrane kaip įkaltas, nesislenka iš vietos. Kodėl? Juk JavaScript lyg ir veikia. Atrodo visiškai nelogiška, bet tuoj pat išsiaiškinsime, kur čia šuo pakastas. Štai ir atsakymas. Reikia perprasti esminę React veikimo principą. Kiekvienas komponento atvaizdavimas yra tarsi momentinė nuotrauka. Pagalvokime apie tai šitaip. Kai React iš naujo nupiešia komponentą, visi vidiniai kintamieji, kaip ir mūsų count, yra sukūriami iš naujo su savo pradinėmis vertėmis. React tiesiog neatsimena, kokia vertė buvo prieš tai, nes kiekvieną kartą viskas pradedama nuo švaraus lapo. Būtent šis užmaršumas ir yra raktas į visą supratimą. Ir štai čia į sceną žengia useState'as. Tai yra React būdas suteikti mūsų komponentams ilgalaikę atmintį. Galima įsivaizduoti, kad tai speciali atminties ląstelė, kurios React neištrina po kiekvieno atvaizdavimo. Tai oficialus ir teisingas sprendimas, leidžiantis komponentui išsaugoti informaciją tarp tų momentinių nuotraukų. O jį naudoti, tikrai paprasta. Viskas vyksta 3 žingsniais. Pirmiausia, aišku, jį importuojame iš React bibliotekos. Tada pačioje komponento funkcijos pradžioje kviečiame useState ir skliausteliuose nurodome pradinę vertę. Galiausiai pasinaudojame tokiu šauniu JavaScript triuku, vadinamu destruktūrizavimu. Tai leidžia iš karto patogiai išpakuoti gautą masyvą į 2 kintamuosius. Paprastai laikomasi nerašytos taisyklės juos pavadinti reikšmė, set reikšmė. Taip kodas tampa neįtikėtinai aiškus ir skaitomas. Gerai, tai kasgi slepiasi tome masyve, kurį gauname iš useState? Ogi 2 labai svarbus dalykai. Pirmasis elementas tai tiesiog dabartinė būsenos vertė. Ta reikšmė, kurią matome toje momentinėje nuotraukoje. Antrasis elementas – tai speciali funkcija. Būtent ją iškvietus mes ir duodame React'ui signalą. Ei, čia kažkas pasikeitė, prašau padaryk naują nuotrauką. Dabar labai svarbus momentas. Kai iškviečiama būsenos atnaujinimo funkcija, pavyzdžiui setCount, count kintamojo vertė tame pačiame kode nepasikeičia. Jei vis dar lieka tokia, kokia buvo užfiksuota nuotraukoje. Tarkim, count yra 0. Kviečiam setCount 1 ir kitoje eilutėje bandome pažiūrėti, kas tame count sėdi. Ir ką matome? Vis dar 0. Taip, 0. Pakeitimą pamatysime tik tada, kai React pradės kurti naują nuotrauką. Gerai, o dabar nedidelis testas. Patikrinkime, kaip viskas sugulėjo į galvą. Įsivaizduokime tokią situaciją. Pradinė count reikšmė yra 0. Paspaudus mygtuką, kodas iškviečia setCount, count plus 1, 3 kartus iš eilės. Kokia bus galutinė count reikšmė? Logiškai mąstant, gal 3? Pagalvokime minutėlę, prisiminus tą momentinės nuotraukos idėją. Ir teisingas atsakymas – vienetas. Taip, tik 1. Kodėl taip? Vėl grįžkime prie nuotraukos. Kai mygtukas buvo paspaustas, React užfiksavo, kad count yra 0. Taigi pirmasis count funkcija mato 0 ir sako, gerai, nustatyk į 0 plus 1. Antra funkcija irgi žiūri tą pačią seną nuotrauką ir sako, count yra 0, nustatyk į 0 plus 1. Ir trečia daro lygiai tą patį. React tiesiog gauna 3 vienodus nurodymus nustatyti reikšmę į 1. Tai kaipgi mums pasiekti tuos norimus 3? Sprendimas – naudoti atnaujinimo funkciją. Užuot davus React'ui konkrečią reikšmę, mes jam duodame instrukciją, receptą. Mes nebesakome nustatyk reikšmę į 1, o sakome paimk dabartinę reikšmę, kad ir kokia ji būtų, ir pridėk prie jos 1. React surenka visas šias instrukcijas į eilę ir tvarkingai įvykdo vieną po kitos. Būtent todėl setAge setAge add a plus 1.
Yra saugus ir patikimas būdas atnaujinti būseną priklausomą nuo ankstesnės būsenos. Gerai, skaičiai aišku, o kas jeigu būsenoje laikome kažką sudėtingesnio, pavyzdžiui, objektą ar masyvą? Čia galioja viena geležinė taisyklė. React būsena yra nekintama arba angliškai immutable. Tai reiškia, kad mes niekada tiesiogiai nekeičiame būsenos kintamojo. Vietoj to mes jį visada pakeičiame visiškai nauju. Originalo neliečiame, sukuriame kopiją su reikiamais pakeitimais. Tai panašu į nuotraukų redagavimo, juk dažniausiai originalus failas paliekamas, o visi pakeitimai išsaugomi kaip nauja kopija. Pažiūrėkime į konkretų pavyzdį, kad būtų aiškiau. Kairėje pusėje matome bandymą tiesiogiai pakeisti objekto savybę. Nors techniškai savybė pasikeičia, Reactas to nepastebia. Kodėl? Nes nuoroda į patį objektą atmintyje lieka ta pati. Reacts mato, kad objektas tas pats ir nusprendžia, kad nieko atnaujinti nereikia. Teisingas būdas dešinėje – sukurti visiškai naują objektą. Naudojant 3 taškelius arba spread sintaksę, mes tarsi pasakome, paimk viską, kas buvo sename objekte, išskleisk čia ir tada pakeisk šitą vieną laukelį. Taip Reactas gauna naują objektą, pamato pasikeitimą ir atnaujina vaizdą. Gerai, dar porą auksinių taisyklių, kurių tiesiog privaloma laikytis. Pirma, kabliukai visada kviečiami komponento viršuje. Antra, jokių kabliukų cikluose, sąlygose ar kitose funkcijose. Kodėl? Nes React pasikliauja nekintančia jų iškvietimo tvarka. Jis yra kaip buhalteris, kuris tikisi, kad įrašai visada bus toje pačioje vietoje. Jei pradėsime juos maišyti, pavyzdžiui, įdėsime į if sąlygą, kurį kartais įvykdoma, o kartais ne, visa tvarka sugrius ir React tiesiog pasimes. Štai ir ji. Klaida, kurią, manau, yra matęs kiekvienas rašantis su React. Too many re-renders. Tai reiškia, kad komponentas įstrigo begalinėme cikle. Atvaizdavimas sukelia būsenos pasikeitimą, kuris sukelia naują atvaizdavimą, kuris vėl sukelia būsenos pasikeitimą. Ir tai be galo. Visai kaip žiurkėnas bėgantis savo rate. Dažniausiai šis žiurkenas įsisuka dėl kelių paprastų klaidų. Pirma, būsenos keitimo funkcija kviečiama tiesiog komponento kūne be jokių sąlygų. Ir antra, labai dažna pradedančiųjų klaida, kai JSX kode prie, pavyzdžiui, onClick funkcija yra iškviečiama su skliausteliais. Reikia atsiminti, onClick lygu myFunction perduoda funkcijos receptą, ką daryti ateityje, o onClick lygu myFunction iškviečia įvykdo funkciją čia ir dabar atvaizdavimo metu, o tai ir sukelia tą nesibaigiančio grandinę reakciją. Gerai, sujunkime viską į vieną pavyzdelį. Koks yra visas būsenos atnaujinimo kelias? Viskas prasideda nuo įvykio, mygtuko paspaudimo. Tada set funkcija įdeda atnaujinimą į React laukiančių darbų eilę. Labai svarbu, dabartinis atvaizdavimas visada baigiamas iki galo, naudojant senas nuotraukos reikšmes. Ir tik tada, kai viskas baigta, React peržiūri eilę, apdoroja visus atnaujinimus ir paleidžia naują atvaizdavimo ciklą jau su naujomis būsenos vertėmis. Taigi štai toks kelias nuo painiavos iki aiškumo. Supratus momentinės nuotraukos idėją, atnaujinimo funkcijų galią ir nekintamumo principą, dabar turime visus įrankius reikalingus valdyti jų state. Galima kurti komponentus, kurie veikia nuspėjamai, patikimai ir be netikėtų klaidų. Tad dabar, turint visus šios įrankius, lieka tik vienas klausimas – kokias įdomias ir interaktyvias sąsajas galima sukurti? Tikiuosi šis gilinimasis į jų state buvo naudingas. Sėkmės darbuose!